O dabar pažinti su menininku iš Los Andželo, kurio senelė tarpukario rašytoja Alė Rūta, o senelis architektas Edmundas Arbačiauskas. Jono Kimo Arbas performances Awakening – pabudimas. Atvėrė tos klodus, į kuriuos niekada neinu pati. Jų dėka galėjau pasinerti visišką savęs pačios minčių suradimą ir atradimą ir dėl to esu labai dėkinga šiam menininkui, nes kartais tokių paprastų sprendimų, kurie yra labai gilus tau pačiam asmeniškai trūksta. Jonas Kimo Arbas gimė Havajuose, kaip pats menininkas sako, šalia vulkano, lietuvės ir amerikiečių šeimoje. Vėliau persikėlė į Los Andželą. Nuo vaikystės namie kalbėjo tik lietuviškai ir mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Mama sakydavo, gyvename Amerikoje ir ją reikia gerbti, bet mūsų namai yra Lietuva. Praktiškai mus taip auklėjo, tai jis jau nuo pirmų gimimo dienų, aš jį kai ant rankų laikiau, tai jam lietuviškai kalbėdavau. Ir dainuodavau Čiūčią Liulę, tik dabar mano balsas yra sugadintas, tai nedrįstu. Kad mano senelis man išmokė tą dainą, kai aš mažas buvau, bet dabar nedainuos. Čia jo tauta, kaip čia turi atrodyti. Čia mūsų tauta, ar ne taip? Man neteko turėti daugiau nei vieną projektą su labiau patriotiškai nusiteikusiu žmogum, kuris galvotų apie tas tėvynės lietuvybės sampratas. Jonas Kimo Arbas studijavo muziką, kino režisūrą ir šiuolaikinį meną Kalifornijos ir Berlyno menų universitetuose. Pradžioje buvo opera, vėliau šamanų, Amerikos indėnų muzika ir lietuviškas folkloras. Esu baltų pagonis nuo pat jaunų dienų, kai dar nieko apie tai nežinojau. Apie pasaulį, žmones ir visatą. Jis 13 metų būdamas norėjo būti aeronautikos inžinierius. Bet man tada atrodė biškį tartina, nes jis visą laiką laisvalaikį, jis visą laiką pieždavo, ką nors svajodavo, žiūrėdavo pro langą. Gavo labai blogus pažymius, bet kai būdavo valstybiniai egzaminai, tai jis geriausiai gaudavo. Pirmiausia, susirinkusiųjų palaiminimas – ąžuolo smilkalai ir auka žemynai. Vanduo, ugnis ir oras. Kvapai, vaizdai ir garsas. Jo, čia toks pabudimas, toks awakening. Kaip matote iš tos videos, kad ten spinduliuoja ant sienos, tai yra viskas iš pagrindinių pasaulyje. Ten yra netgi fotografavau akmenis, kuris yra 900 milijonų metų senas. O paskui kita pusė yra kaip ir galaktikas. Buvo dvi galaktikos, mūsų ir Andromeda. Dar buvo pilnatis, kai buvo užtemimas, kai tapo raudonas, naktinis debesius ir taip toliau. O vidury ten mes stovim visi žmonės iš šitą pasaulį. Iš skirtingų erdvės kampų nepaliaujamai sklindantis gamtos garsai, atsimušdami sieną, sukelia visiško pasinėrimo į garsą efektą, kuris leidžia sugrįžti savo pirmapradę prigimtį. O raudonas, pavyzdžiui, pavyzdžiui, mūsų vėliava, raudonas su vytis iš tikrųjų yra perkūnas, bet jis yra pavasario ten dievas. Jis mylėsi su žemyna, kai ten audros ir lyja ir viskas nuo to užauga. Tai yra labai gražus ir labai gilus supratimas apie pasaulį. Ir tas Kimo toksai gamtos pajautimas, nesitikėjau tokio, kad toks gali būti, kad žmogus tikrai visiškai natūraliai visada eis ten, kur upė teka. Eis prie vandens, eis prie medžio. Tai fantastiški dalykai. Menininko performance POS galerijoje tilpo visas pasaulis. Nuo uolienų, kurioms 100 000 milijonų metų, iki galaktikų. Štai Andromeda ir paukščių takas, kurio pagal baltų tikėjimą keliauja protėvių vėlės. Senoviniai baltai tą jau senai žinojo apie šitą supratimas apie visą tą ir taip toliau. Tai ir aš naudoju ten elementais iš baltų prigimtinė, toks iš seniausios indoeuropiečių šaknais, apeigos, pasilaiminti visi, kurie ten ta erdvė buvo. Ir tada
po to tai keliavo ir tos improvizacijos leidžia tos visos energijos. Aš esu kultūros vartotojas. Gal žinių man šiek tiek pritrūksta. Ir vienas iš kriterijų, vadinasi, ar tai kažkas tai yra tame ar nėra, yra fiziniai pojūčiai, sakykime. O vadinasi, retkarčiais per šitą performansą lyg tai buvo toksai pojūtis, kad šiurpuliukai per nugarą bėgioja. Nu, tai reiškia, kad jėga. Pasinėriau savo kažkokią meditaciją ir pasimėgau tiesiog garsu, kuris buvo. Ir iš pradžių atrodė, esmė nesupratau, bet po to kažkaip, kai pradėjau dainuoti, ir esmė taip ryškiau viskas tai buvo. Tikrai būtų įdomu dar kartą ateiti. Taip, labai patiko. Mano vienintelis nusiskundimas, kad mažai. Noriu dar. Aš manau, kad ateisiu čia dar kartą, tiesiog ir dar pasiskaitysiu internete, nes aš nelabai prieš tai pasiskaičiau. Tai manau, dar suprasiu šitą ir turiu laiko iki balandžio mėnesio pabaigos. Do as